Sveiki visi, tokia nelabai gražiai padėti, bet ką tik iš dušo ir nusprendžiau jums parodyti savo rutiną, ką aš veikiu rytais, tai be to, ko neparodžiau, tai kalbėjau telefonu su sese ir su mama. Aš tik atsikėlus noriu kalbėtis ir kai pabaigiu kalbėtis, einu tvarkytis, tai dar po to išploviau indus, bet virtuvės dar visai visos nesutvarkiau. Tai eisiu vėliau, grindys dar liko neplautos. Ir dabar, kas mano rutina, po dušo išlindau. Čia yra mano išmanusis laikrodis. Kaip mato, 10 valandų, kiek jau daug. Šiandien ilgai miegojau, neilgai, 7 atsikėliau. Bet, kaip ir sakiau, labai ilgai kalbėjau su mama ir sese. Tai dabar pirmiausia, aš dabar turiu kažkur 10 minučių laiko. Aš pati susikuriu, kur man reikia laiko. Nes iš tikrųjų manęs niekas nieko neprašo. Aš pati darau dėl savęs. Ir laikas, kada aš kažką darysiu, sukuriamas mano pačios. Štai turiu mineralinio. Tai per tas 10 minučių tiesiog parelaksuosiu. O mano viena iš relakso formų yra kalbėjimas blogui. Tai va dabar ir kalbu jums ir kartais norisi tiesiog ir nekalbėti vlogui. Tai va mano naujos tikrinutės tos gražios, kur kažkada rodžiau. Ir kągi, aš jūs atjungiu ir tada stebėkite toliau. Įsiploviau laiptinę virtuvę, palauksiu, kol išdžius grindys ir paskui darysiu kavą latte. Gal čia bus labiau kapučinas. Pyliau pieno, jau paplakta, pašildyta. Čia labiau bus kapučinas negu latte. Kaip žinot, nededu cukraus, nei saldiklio į kavą, kapučino kavą arba latte kavą. Ir kągi, skanos kavos man puodelis žiauriai per didelis. Grįžtam namo, išvedžiu kevį, bet jis nenori namo. O man reikalai, einam kevį, kai vėliau eisim pasivaikščioti visi. Jis nesupranta. Gerai, einu aš ir nepastamėjau rakto. Tai man, čia pas mums yra toks durų kodas. Tai štai, reikia jį suspaudyti. Taip, atsidaro. Ir po 2 dienų plausiu laiptinę, nes bus mano laikas. O jinai irgi neplaunama per vienų durų. Kaip čia pasakai, vieno buto laiką. Nes žmogus tiesiog neplauna. Nei tėvas plovė, nei jis plauna. Tai va, išplausiu 2 kartus. Tik prasidės mano laikas plausiu. Ir paskui kitu metu plausiu, kai bus mano laikas 2 kartus į pabaigą, į vidurį, nes paskui kitas butas plaus ir pradžioje laiko. Va, parėjau, sakiau, atsigiau, kiek vieno lėkė. Taigi, rutina kaip rutina, tolimesnė rutina, kadangi gražus oras šiandien, tai vyksta miške. Tiesiog išėjom pasivaikščioti, nes tik net iki 13 laipsnių šilumos, kaip matot, aš nesustrukėjau su tokiu bliuskele, treningais ir liemene žemine, bet
kai rankos ne per šilta, tai ir labai gerai. Va, ir kivis išeina jau pasivaikščios. Jam pas geriausias oras yra toks, kai nei šilta, jam nei šalta, nes jis daug kailio turi. Ir mes dabar ėjom kaip ir įprastai Panemunę, bet nusprendėm truputį pavinguriuoti. Tai einam per sanatorijos mišką, Šilą, sanatorijos miškeliu vadinamą. Ir dabar keliaujam iki... Važiavom mašinytė maža, nevažiuoju čia. Tai vat ir dabar vis tiek grįžim per ten pat per jaunimo parką, kaip visada tik truputį pavinguriavom, atėjom į patį sanatorijos mišką. Ir dabar dar nueisim prie Nemuno, taip kitais keliais. Tai va, keliaujam toliau kiviukai, o kiviukas. Štai yra tie auksinis ruduo. Iš tikrųjų dabar labai tiek klevo, ypač lapų prikritę, kad jau jie pradeda pūti ir yra tas kvapas, kur tikrai labai malonus, keista puvėsių kvapas yra malonus, bet taip yra. Ir aš dar skaičiau kažkur, kad tas kvapas truputį ramina. Tai va, įdomu. O čia, matot, šitie suoliukai geltonė. Tai yra aikštelė apžvalgos, tiesiog pasėdėti ir pažiūrėti į Nemuną, į tiltą. Bet mes čia pasėdėm pailsėti, tik tai į kitą pusę atsisukę, nes prižiūrim kivį, kaip matot, kivį biškį paleidom laisvės. Davėm laisvės. Tai labai laimingas, neatsipė visai, kol mes čia sėdėm, nes jisai visai teiti nori, niekada nepavargsta, neprigula, neprisėda, kivis nemoka sėdėti. Tai va, tai dabar jau čia yra antroji aikštelė, ne? Taip, čia yra antroji aikštelė, bus trečia prie pat išėjimo į Medelyną, tai ten nesustosim, jau pašliaušim ir paskui turbūt prisėsim dar jaunimo parke, o iš jaunimo parko ten 500 metrų ir namai. Atkreipkite dėmesį, kaip kivis reaguoja. Kivi vakarienė, 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 vakarienė. Vakarienė. Einam vakarienės valgyti. Namo, vakarienė. Jau bėga net. Nu, va, mes jau netoli namų. Praeiti to namo. Pro darželį praeisim ir namai. Ir tada prausti pirmiausia, o paskui vakarienė. Nes apsitaškė visą pilvą, nes po lietaus čia buvo, tai o taip ir išėjo. Tai va, keliaujam jau viskas. Kaip ir diena, paskui dar parodysiu, ką vakarą veikiu. Vakaro rutina. Kiviukas labai nori iš manęs įsikaulinti vakarienės. Truputį pavėlavau su vakarienė. Tai mano rutina tokia. Tai aš įsiveriau porą kiaušinių ir įsidėjau majonezo. Nu ir šiandien sau leidžiu valgyti daug majonezo, nes kiviukai sudeginama maždaug apie 700 kalorijų, tai labai daug. Nu bent taip jau suskaičiavo mano šitas laikrodis. Ir dabar sau leidžiu pavalgyti kivį nelysk, ne kivį. Ir dabar pavalgysiu ir eisiu ruoštis miegoti, nes iš tikrųjų labai pavargus jaučiuosi. Po tokio nusivaikščiojimo nuėjom mes maždaug 9 kilometrus labai. Nedaug, iki 9 kilometrų trūko. Kaip ir sakiau, labai noriu į lovą, bet dar turiu įsprauti indus. Tai mano stiklinė, vandens stiklinė, visada geriau iš tos pačios. Čia praplaudama, ką tik išgeriau. Ką aš geriau? Be kofeino kavą. Valgiau pusryčius kiaušinius su majonezu. Kaip ir matėte, aš dabar turiu susiplauti. Matot, aš, kai nedaug indų, tai nepasilieku kitai dienai. Ta prasme, rytui. Dažniausiai susiplaunu vakare. Ir man yra ramiau. Ryte nereikia tiek daug ten tų indų, nes labiausiai nepatinka, kai susikaupia daug indų. Ir tada reikia pilną kriauklę prikrautą, kai nėra net vietos, kur ten viską pasidėti. Nepatogu. Reikia tada plauti. Tai, va, tai susiplaunu. Čia toks riešutų dalinėlis. Plaunu su kempiden feiriu. Ne feiriu. Nu, žodžiu, ekologišku kažkokiu. Galiu parodyti, jeigu netikit. Galvosit, kad su feiriu. Štai toks indų ploviklis. Ir jisai yra geresnis. Nu, kaip gamtai draugiškesnis. Iš tikrųjų, už feirį geresnio nėra. Bet galbūt reikia jo atsisakyti. Tai va. Ir dabar perplausiu ir gražiai padėsiu džiūti. Tai va taip, kad dar reikės, dabar čia virtuvės reikalai, o paskui bus ponios reikalai. Tai
Tai va dabar plaunu ir lėkiu į vonią. Liko pasiskalau. Čia irgi visi ir ne iš spintelių, ne iš džiovyklės semte. Tai palieku ant stalo džiūti, kadangi džiovyklai nebetelpa. Džiovyklė tai ta ne ta, kur kažką džiovina. Ne, jinai nedžiovina, jinai tiesiog yra skirta išvarvėti. Ir išvarva į tokią padėkliuką. Tai va, tai dabar apsišluostau, nes apsitaškė. Ir ką, ėjom į vonę. Štai ir vonėje. Dantis aš valausi štai šitų dantų šepetėlių, kaip matot, bambukytės. Ir su juoda dantų pasta, kuri balina dantis atseit. Nu, kaip atseit. Aš nežinau, jinai balina. Iš tikrųjų, man tai čia niekas nepabalo. Bet pirkau tai ir sunaudosiu. Nu, bet ir nerodysiu, kaip valausi dantų. Aš naudoju štai tokį uogos veido ploviklį. Ir kimono ilgai nereikia. Kai buvome Italijoje, man sesuo padovanojo serumą su hialuronu ir jis yra naktinis. Todėl reikia čia paakiams. Na, aišku, aš tų paakių savo niekaip nepakeisiu, bet nuo kitų rūkšlelių čia. Čia tas paakiai, kur daug kas net tyčiojasi iš manęs. Tai yra genetika. Tiesiog tokie pas mano tėvus. Tokie ir pas mane. Tėvė. Ir išsklaidam. O taip. Ir dabar reikia eiti padripsuoti ant sofos. Nes reikia, kad susigertų ir tada galima tik dėpti kremą. Naktinį kremą. Dabar kremas štai toks naktinis. Jisai yra tiesiog naktį kremę ir tingiu skaityti su kuo. Sesė dovanoja tai ir naudoju. Tai va tai. O šiaip, nu man geras jisai. Aš iš vis nelabai pastebiu, kas ten keičiasi, kaip buvo. Tokių dalykų nelabai pastebiu. Ir negaliu pasakyti, ar ten labai kažkas pasikeitė. Ar nieko nepasikeitė, tiesiog reikia tai ir tepuosi. Nes, nu taip, aš kažkaip įpratus, kad jeigu aš nusipirkau daiktą, aš jo nedėsiu į stalčių, o jį naudosiu. Nes jeigu pirkau, tai vadinasi, man jo reikia. Naudosiu. Nebent ten kažkas būtų alergija, baisinė ir taip toliau. Tai tada išmeščiau. Arba kam nors atiduočiau, kam nėra alergijos. Bet kadangi sesė dovanoja ir jis mane graužia, tikrai negraužia, tai aš jį ir naudoju. Miegamajame turiu štai tokį difuzorių. Jame yra įpilta levandų, kvapo aliejaus ir vandens. Ir jį reikia įjungti. Sugedo? Ne, viskas gerai, matot, jis ten šviečia. Ir nesimato, ar garuoja, bet garuoja. Dėl to, kad lengviau būtų užmigti. Jau atsigausiu, tik pirmiau parodysiu jums kai ką. Aš miegu prie mėlynos šviesos, kai vyras ateina miegoti, jis užgesina. Tai va, jinai atrodo taip, štai taip. Taip, ir dabar įsijungiau planšetę, parodysiu. Įsijungiau planšetę, štai +S FM. Aš labai lėtai reaguoja. Ir štai pasileisiu čia, kai išjungsiu, nes aš negaliu leisti, kol kalbu, dėl to, kad tada man autorinės teisės išjungs reklamas. Tai kągi. Labą naktį, saldžių sapnų.